Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikina Svinimo naujienos. Primenu, kad birželio 9 dieną vyks rinkimai Europos parlamentą. Taikos koalicija, kuriai atstovauju, sudaryta iš Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos ir Žemaičių partijos, rinkimuose dalyvaus 10 numeriu. Aš pats sąraše esu 6, tad kviečiu visus balsuoti ir mus palaikyti. Visagine įvyko Žinau, ką renku organizuojami Europos parlamento kandidatų debatai, kuriuose dalyvavau ir aš. Kalbėjome apie energetiką. Kai kam labai nepatiko, kada paminėjau, jog atominės elektrinės uždarimas yra nacionalinė tragedija. Pasižiūrim. Kaip jūs asmeniškai tausojate energijos išteklius, ką galbūt vairuojate, kiek tuomet tai ėda, kaip sakoma, kuro ir kaip jūs savo asmeniniu pavyzdžiu prisidedate prie to, kad mažiau švaistytumėte tos energijos? Tai labą vakarą, dar kartą malonu būti Visagine. Aš pats tausoju taip, kad vairuoju turbūt pačią pigiausią dizelinų varomą mašiną, nes jis sunaudoja 4 litrus 100 km ir iš tiesų, kur dažnai tenka važinėtis, tai su ją važiuoju ir dažnai kažkas pasijokė, nes mano ūgis yra 1,90 m, o išlipu iš tokios kaip mažos klauno mašinėlės. Pats stengiuosi rūšiuoti šiukšles, maisto produktų ir taip pat, kadangi aš dirbu savivaldybėje, ar ne, tai yra 80 km nuo mano gyvenamosios vietos, tai dažnai vykstu ir viešuoju transportu, naudoju tam dviratį, kad galėčiau greičiau nuvažiuoti, tai tikrai prisidedu ir stengiuosi išnaudoti savo tokius turimus resursus kuo optimaliau. Todėl atsinaujinančios energijos plėtra yra labai svarbi, norint sumažinti energetikos sektoriaus išmetamų taršalų kiekį ir iki 2050-ųjų pasiekti neutralumą klimatui, kad ES taptų neutraliu klimatui žemynų. Ir Europos parlamentas praėjusiu metu rugsėjį patvirtino tikslą, kad iki 2030-ųjų atsinaujinančios energijos dalis sudarytų 42,5% viso ES suvartojimo. Tad klausimas jums, ar tai yra pakankamai ambicingas tikslas jūsų vertinimu, o gal jisai per ambicingas ir nereikia dėl to vargti? Tai iš tiesų labai toks platus klausimas, lygiai taip pat manęs kaip teisininko paklausto, ar reikėtų, pavyzdžiui, kaip nors keisti teisinę sistemą, ar kažkas teisinė sistema yra blogai, tai iš tiesų, jei pasakysi taip, tai sakys, tai ką esi prieš valstybę, ar ne? Bet jei pažiūrėsime konkrečiau, tai jeigu yra konkretus teisės aktai, tai ten tikrai galima surasti kažkokių tai problemų. Tai lygiai taip pat čia mes net nežinome, ką tik įsikėlėme tikslus. Realiai mes net nežinome, kaip jie realybėje pasireikštų. Visų pirma, reikia pasižiūrėti, ar tie iškelti tikslai bent jau pasiekė išsikeltą viziją. O kitas dalykas, dar reikėtų paminėti, kaip viskas atrodo Lietuvoje, ar ne? Nes tie tikslai iškelti ir kaip ES yra paminėta, kad nereikia jų naudoti kaip pasipinigavimui ir panašiai, ar ne? Tai pavyzdžiui, kai buvo pakeltas akcizas, ar ne, naftos dujoms, tai 23 kartus pakėlė, tai kuo tai susiję, pavyzdžiui, su žaliuoju kursu ir panašiai, lygiai taip pat, kai buvo pradėtas tikrinti automobilių taršą ir norėtų atimti netgi technikinę, tai vėlgi, kuo tas reguliavimas susijęs su kažkokiu tai žaliuoju kursu, su kažkokiu tais tikslais, ar ne, konkretus pasipinigavimas. Lygiai taip pat su kertamais miškais, kai gamtininkai, ar ne, irgi iškėlė Lietuvoje, kad kritika, kodėl tiek miškai kertami, tai mes turime tuos tikslus ir tuo pačiu metu Lietuvoje, ar ne, vyksta tokie dalykai. Tai tokiam tikslui aš nepritariu. Paprastai paskutiniai kalbėti būna blogiausia, nes jau viskas, kas gero pasakyta, bet šį kartą absoliučiai atvirkščiai. Pasakyta labai daug tikrai neatsakingų dalykų ir mane stebina, kad tai sako kolegos, kurie į tokį rimtą postą pretenduoja. Mes ne tik, kad turim siekti didesnio tikslo, negu buvo įvardinta, mes turim patrigubinti apsukas tas, kurios dabar egzistuoja. Aš tik norėjau trumpai sureaguoti, kaip atrodo realybė, ir ne, jūs pasakėte, reikia 3 kartus padidinti, ar ne, tai mes turime 42%, tai realiai 120%, tai žodžiu net viršyti 100 gamtą, žodžiu, fantaziją, viską. Ne taip supratot, aš sakau, kad iki 2000. Čia ne jūs, ta prasme, aš kalbu, čia viena iš kalbėtojų tai pasakė. Ne. Pats tikslas galutinis 42%. Jūs sakėt, reikia 3 kartus pakelti. Nu, tai reikia šiek tiek, bent kažkiek matematiką išmanyti ir nebus tokių klaidų. Labai svarbus mūsų regionų Visagino miestui. Tai būtent dėl atominės elektrinės, žinome, vyriausybė priėmė sprendimą, kad tai taps UAB.
Tai aš norėčiau paklausti pirmiausia Seimo narių, čia kurie atstovauja tam tikras partijas, o kadangi Visagino atominės elektrinės uždarimas yra finansuojamas ES, tai vis dėlto kaip tas UABas bus finansuojamas, kaip tvarkysis ir kaip mes balsuosim Seime. Tu iš vis paminėti, kad, manau, pats Ignalinos atominės elektrinės uždarimas yra nacionalinė tragedija ir europarlamentaras, ar ne, kuris buvo kaip derybininkas ir kad pasiektų šį tikslą, toliau ramia sąžinė eina Europos parlamentą. Tai, manau, daug problemų jau nebūtų, jeigu ji nebūtų uždaryta. Bet kolega kaip gerai pastebėjo, kad uždaroji akcinė bendrovė ir akcinė bendrovė siekia pelno. Aš kaip pats dirbu savivaldybėje ir kas susiję ar ne su teisė, tai vis tiek valstybinės įmonės siekia gerovę žmonėms, o uždarosios akcinės bendrovės siekia pelno. Tai čia didžiulis skirtumas ir čia tame gali būti labai daug problemų, nes gali kažkur atsirasti po centą, po 2, po 3 ir samata padidėja. Aš tik draugiškai jaunam kolegui, aš irgi ne taip seniai politikoje, bet biškai ilgiau, geriau nesakykit, jeigu nežinot, ką pasakyti, geriau praleiskit tą pasisakymą, nes jūs dabar pasakėt, kad buvo klaida uždaryti tokią pačią elektrinę, kokia buvo Černobylyje, tai nežinau, jūs siūlot, kad reikėjo laukti panašiai. Bulgarijai tai dirba, tokia elektrinė jam žina buvo, jūs pasigilinkit, gerbiamoje. Žaliuokit, bet racionaliai mąstykit. Pone Valkiūnai, jūs jau turėjot progą pasisakyti. Ačiū, gerai, pereinam. Kadangi tai jau paskutiniai Europos parlamento rinkimų, žinau, ką renki debatai, tai galvoju pasidalinsiu gerąją praktiką. Klaipėda organizavo debatus irgi prieš Europos parlamento ir ten buvo mokslininkas, kuris komentuodavo politikų žodžius ir tai tikriausiai pagelbėtų tokiom situacijom, kai ponas Valkiūnas skleidžia melagienas apie tai, kad perdirbtos medžiagos sukelia vėžį, tai visai būtų gražu turėti mokslininką, kuris tas melagienas laiku ir vietoje paneigtų. Ačiū. Išgirdau čia labai įdomią idėją, kad turėtų sėdėti mokslininkas ir reaguoti mūsų išsakytus teiginius. Tai klausimas man vienintelis, mokslininkas iš kur? Iš Delfio, iš 15min.lt, ne, iš tų portalų, nes mes matome viešoje erdvėje, kaip nepriklausomi faktų tikrintojai tikrina faktus, o nueinam, pasižiūrim, o ten pasirodo žiniasklaidos straipsniai. O žiniasklaidos straipsniais net rašant magistrinį darbą ar kažkokį mokslinį darbą negalima remtis. Tiesą sakant, aš esu apstulbintas, kaip politikai visgi neišreiškė savo pozicijos dėl rusų kalba užduoto klausimo, patys rusų kalba atsakinėjo, nors mūsų dalis klausytojų nesuprato to pokalbio. Na, reikėtų paminėti tai, valstybinė kalba yra lietuvių, bet Lietuvoje mes taip pat turime tautinių mažumų, ar ne, ir lenkų, ir baltarusų, ir rusų, ir kitų, tai jeigu mes apskritai drausti kalbėti tą kalbą, tai ką reikėtų daryti, nemanau, kad tą Jeigu paklausiu žmogus ir, pavyzdžiui, nežino, tiesiog reikėtų galbūt turėti vertėją, o kas liečia ar ne, čia buvo paminėti Lietuvos vieta Europos Sąjunga, tai taip, mes matome, ir šį pats kaip jaunas žmogus susiduriu, ar ne, kad regionai ypač susiduria su daug problemų, su mažėjančiom darbo vietom ir panašiai. Būtent todėl mes ir susijungėme su Žemaičių partija, kurie atstovauja regionų interesus ir sieksime, ar ne, kad ta pusiausvyrą būtų išlaikyta tarp miestų ir regionų. Ką žadate keisti neįgaliųjų labui? Pone Juočeri. Tai man viena iš pagrindinių temų ir būtų, ar ne, teisė, žmogaus teisės ir čia itin jautri sritis ir tai turbūt irgi susijęs su tai, ką prieš tai pasakiau, nes žinau konkretų pavyzdį, kaip žmogus gyvenantis regione, ar ne, kiek laiko kovojo apskritai, kad galėtų su vežimėliu patekti į savo būstą ir kiek turėjo problemų, kai vežimėlis sugedo, nes paprasčiausiai nebuvo pinigų įsigyti kito ir panašiai. Tai visų pirma turėtų būti pats pagrindinis tikslas, tai skirti daugiau paramos tam, o kitas dalykas kurti infrastruktūrą, kad jis žmogus ar negalėtų ją naudotis ir taip išspręsti tas susidariusias problemas. Ką jūs, mieli žiūrovai, manote apie šios debatus? Gal turite patarimų, ką būtų galima dar pasakyti politiniams veikėjams iš liberalų, konservatorių ir taip toliau? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.